Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Anuo metu Viešpats paskyrė dar kitus 72 mokinius ir išsiuntė juos po 2, kad eitų pirma jo į visus miestus bei vietovės, kur jis pats ketino vykti. Jis sakė jiems: pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį. Keliaukite. Štai aš siunčiu jūs lyg avinėlius tarp vilkų. Nesineškite piniginės, nei krepšio, nei autuvo ir nieko kelyje nesveikinkite. Į kuriuos tik namus užeisite, pirmiausia tarkite: ramybė šiems namams. Ir jei ten gyvens ramybės sūnus, jūsų ramybė nužengs ant jo, o jei nesugrįš pas jūs. Pasilikite tuose namuose, valgykite ir gerkite, kas duodama, nes darbininkas vertas savo užmokesčio. Nesikilnokite iš namų į namus. Jei nueisite į kurį nors miestą ir jūs priims, valgykite, kas bus jums padėta. Gydykite to miesto ligonius ir sakykite visiems: jums čia pat Dievo karalystė. Tai Viešpaties žodis. Evangelijos žodžiai tenaikina mūsų klaidas. Brangieji, šios dienos Evangelijos ištrauka yra labai tipiška evangelistui Lukui. Ankstesnėse savo Evangelijos eilutėse jis pasakojo, kaip Jėzus pasiuntė 12 savo mokinių skelbti Dievo karalystės. Bet buvo nuviltas jų darbu, nes nei žmonės suprato, kas yra tas Jėzus iš jų kalbų, nei patys mokiniai nesuprato, kas yra tas Jėzus. Jėzus tuomet jų klausė: kuo mane žmonės laiko? Ir mokinius: kuo jūs mane laikote? Šitą sekmadienį, 14 liturginį sekmadienį, mes skaitėme Luko Evangelijos ištrauką, kur stebėjome Jėzaus bandymą vėl siųsti, skelbti Dievo karalystę, skelbti Evangelijos jau nebe tuos 12, bet 72 mokinius. Biblijoje skaičiai nėra suprantami matematiškai, bet simboliškai. 12 skaičius simbolizuoja Izraelio tautą. Nes Izraelį, kitaip sakant, nes ją sudarė šitą tautą 12 giminių. Iš 12 giminių jie tarpusavį susitarė ir sukūrė tautą. Todėl 12 reiškia Izraelį. Taigi, siųsdamas 12 savo mokinių, Jėzus troško, kad Evangeliją visų pirma išgirstų išrinktoji tauta. Kad ji priėmus Evangeliją toliau ją neštų į pasaulį. Kodėl? Kyla klausimas. Jėzui reikėjo
šiai misijai atlikti pasitelkti kitus 72 mokinius. Ir ką simbolizuoja 72 tas skaičius? Pirmiausia, šitas skaičius reiškia visas žemės tautas. Biblijoje pradžios knygos 10 skyriuje, jeigu jūs atsiversite, rasite tekstą, kur kalba apie Nojų. Tvanas, žinoma, Nojus, ar ne, arka. Ir ten rašoma, jog Nojus turėjo 3 sūnus. Taigi žemė buvo nušluota, ar ne, ir Nojus turi 3 sūnus. Ir šitiem 3 sūnum gimė 70 vaikų. Taigi, anot Biblijos, po Tvano žmoniją sudarė žmonės kilę iš Nojaus. Žinoma, tai nėra istorinis faktas. Taip. Tai yra mitinis pasakojimas apie Nojų. Autorius pasitelkė tuos 3 jam žinomas giminės, kildindamas jas iš Nojaus, nes tos 3 giminės kalbėjo panašia kalba, turėjo panašias tradicijas, panašią kultūrą. Tos 3 grupės atstovavo tuo metu žinomą pasaulį. Tuo metu nebuvo žinomas pasaulis taip, kaip mes dabar jį žinome. Nojaus sūnus Šemas atstovavo artimuosius rytus. Ta dalį, kur dabar yra artimieji rytai, Šemas iš čia yra kilęs semitai. Taigi, semitai buvo įsikūrę, kaip ir dabar yra artimuosiuose rytuose. Kitas sūnus Nojaus, Hemas atstovavo šiaurinę Afrikos dalį, nes nebuvo žinoma ten vidurinė pietinė dalis, buvo žinoma tik šiaurinė tuo metu Afrikos dalis. Taigi Hemas atstovavo tą šiaurinę Afrikos dalį. O kaip jums atrodo, kieno mes vaikai esame europiečiai? Jefeto vaikai. 3 sūnus Nojaus buvo Jefetas. Ir jis būtent kaip tik atstovauja šitą Europos dalį. Taigi, anuo metu buvo žinoma būtent ta Europos dalis, artimieji rytai ir šiaurinė Afrikos dalis. Taip žmonės suvokė pasaulį tuo metu. Bet kodėl iš 70 Nojaus anūkų atsirado 72 šventajame rašte? Paprastas dalykas, kai Biblija buvo verčiama į graikų kalbą, tiesiog vertėjai nusprendė, kad reikia pridėti dar 2 žmonės. Ir viskas. Čia jokios paslapties nėra. Kadangi tai, kaip minėjau, skaičiai, jie simbolizuoja ne matematinis skaičių, bet tai yra biblinė reikšmė, tai yra simbolinė reikšmė. Taigi, nesvarbu, ar tai bus 70 ar 72, iš esmės, to norima pasakyti, kad yra atstovaujamas visas pasaulis, visos žemės tautos. Dabar mums šiek tiek yra aiškiau, kodėl Jėzus pasišaukė 72 mokinius.
skelbti Evangeliją. Evangelistas Lukas norėjo pasakyti, kad pagal Dievo planą Evangelija pirmiausia buvo skirta Izraelio tautai, kad vėliau ši tauta paskleistų tą gerąją naujieną. Evangelija yra geroji naujiena, ar ne? Kas yra ta geroji naujiena? Kad Dievas myli žmonės. Kad Dievas nėra koks ten gyvenantis aukštai kažkur teisėjas, kuris tik skaičiuoja žmonių nuodėmes ir galvoja, kaip juos čia nubausti paskui. Ne. Tai pagonių dievai keršydavo jiems nepaklūstančius. O geroji naujiena yra tai, kad mūsų Dievas myli žmonės, myli nesavanaudišką meilę. Ne todėl myli mus, kad esame geri, bet todėl, kad jis kitaip nemoka. Taigi, jo pirminis planas buvo, kad šita geroji žinia pasklistų Izraelio tautai, o per Izraelio tautą į visą pasaulį. Deja, kaip užsiminiau pradžioje, šitas planas Dievui nepavyko. Antroji evangelisto žinia, kad 72 jie nepriklauso šitai 12 grupiai. Tai nebuvo, kad prie 12 dar pridėjo ir gavosi 760 pridėjo ir 7. Ne. Tai yra visiškai kita grupė. Evangelistas norėjo pasakyti, kad 72, pagal mūsų šiandieninę kalbą, jie nepriklauso bažnyčios hierarchijai. Tai yra pasauliečiai. Tai yra visi krikščionys. Ne tik kunigai vienuoliai. Visi. Būtent šitie 72 ir atstovauja visus krikščionis. Todėl anot Luko, Evangelijos skelbimas pasaulyje nėra rezervuotas tik dvasininkams. Kitais žodžiais tariant, tai nėra tik kunigų ir vienuolių reikalas skelbti Evangeliją. Visų krikščionių yra užduotis. Jėzus trokšta, kad kiekvienas jo mokinys, kiekvienas pakrikštytasis jaustų pašaukimą šitai misijai skelbti Evangeliją. Todėl galime teigti, kad joks pakrikštytasis netampa Jėzaus mokiniu, kol jis netampa apaštalu. Trečioji evangelisto žinia, kuri būtent kyla iš šios dienos Evangelijos teksto, misijai atlikti yra siunčiami po 2 mokinius. Jis išsiuntė po 2. 2 reiškia Biblijoje minimalią bendruomenę. Prisimename Jėzaus žodžius. Kur 2 ar 3 susirenka mano vardu, ten ir aš esu jų tarpe. Ne? 2 reiškia bendruomenę. Tas, kuris eina skelbti Evangelijos, turi jausti atsakomybę už bendruomenę. Jo veiksmai ir žodžiai parodo, kokią bendruomenę jis atstovauja. Kai krikščionis skelbia Evangeliją, jis tai daro ne savo, bet visos krikščionių bendruomenės, kuriai jis priklauso vardu. Prieš pateikdamas užduotį Jėzus pasišaukia mokinius.
Originaliame tekste graikų kalba sakoma, kad Jėzus pasikvietė priešais savo veidą. Propozopusų. Priešais savo veidą. Kodėl jis pasikvietė priešais savo veidą? Nes tikroji misionieriaus užduotis yra parodyti žmonėms autentišką Jėzaus veidą. Kaip tu kitam parodysi, koks yra Jėzaus veidas, jeigu tu nematai jo veido? Štai kodėl jis pasikvietė prieš savo veidą, kad pirmiausia tas misionierius pamatytų, koks yra Jėzaus veidas. Žmogus yra atpažįstamas iš veido. Štai kodėl mūsų pase yra mūsų veido atvaizdas. Jėzaus veide, jeigu tu žiūri Jėzaus veidą, jame atsispindi ir dangiško tėvo veidas. Atsispindi gražus Dievo veidas. Jeigu tu žiūri į Jėzaus veidą, tu matai dangiško tėvo gražų, nuostabų veidą. Ir tas veidas ne tik šypsosi, jisai myli. Tu matai Dievo veide tikrąją meilę, nesuinteresuotą meilę, nesavanaudišką meilę. Mėlieji, jei norime tinkamai atlikti mums Jėzaus pasitikėtą misiją, mes turime pirmiausia kontempliuoti Dievo grožį. Mes tai bandėm daryti prieš mišias per adoraciją. Mes kontempliuojame, žvelgdami į Eucharistiją, matydami joje Jėzaus veidą, kontempliuojame gražų dangiško tėvo veidą. Kontempliuojame Dievo grožį, kad prieš kalbėdami žmonėms, koks yra nuostabus mūsų Dievas, pirmiausia patys būtume jo sužavėti. Jeigu mūsų galvoje yra griežto Dievo paveikslas, kuris baudžia, apie ką mes tada kalbėsime? Ką mes tada skelbsime žmonėms? Kaip mes kalbėsime apie Jėzų, kuris tobulai atspindi dangiško tėvo veidą? Tik tada, kai mes kontempliuosime Jėzaus veide Dievo grožį, galėsime su entuziazmu kalbėti, kad visi be išimties gali priimti Jėzų, nebijoti priimti Jėzų, kuris myli be skaičiavimų, nes tokia yra ir dangiško tėvo meilė. Išpažinkime savo tikėjimą.